Šiandien pusryčiai kitokia. Arūnai baltymų reikia? Nu, tai dabar turiu misiją pafilmuoti chebrą su bintais. Realiai pamatysit, kad čia kas antras vyras ir moteris įsibintuoti. Skaičiuojam vieną. Aš nežinau, čia chebra tvaro, tai be jokio baimės jausmo. Šiaip saloj tikrai labai yra tokių įdomių vietų ir keliukų, kur slidu labai, smėlio daug ir taip toliau ir panašiai. Ir kažkaip pervertina chebra galimybės. Suprantu, kad atvažiuoju, gal kai kurie ir turėdami teisės ir taip toliau, bet nu čia visai kitaip. Mes jau buvom šitam beach'e, bet kiekvieną kartą atvarius vis labiau ir labiau nustebina. Vandens žydrumas, dugno švarumas. Šiandien čia darbuosiuos. Freelancinsiu. Bet aš dar ne visada suprantu, kur aš esu. Nors ir antrą kartą jau čia lankausi, bet žinokit, Kopangan, nežinau, neatstoja man nieko, ką esu mačius. Tas pats Balis man nepaprastai gražus ir ten mano zen irgi atsidaro. Bet Tailande šita Kopangan sala, jinai daug mažesnė ir tas communities mažesnis. Kažkaip daug ramiau čia, daug ramiau ir vanduo. Ir šiaip man keista, labai yra daug žmonių, ką pažįstu ir ką žinau, kas turi galimybės dirbti iš bet kur, freelancina. Vienintelis dalykas, ko reikia, internetas. Bet kažkaip sunkiai randa tą balansą, kad galėtų dirbti iš kitos vietos. Tai linkiu atrasti visiems tą jėgą dirbti, bet tiesiog iš kitos vietos, daryti lygiai tą patį, ką gali daryti ir namuose. Juk dabar galimybės man tikrai leidžia viską. Svarbu, turim internetą. Ir laiko skirtumai tikrai nėra toks. Taip, kartais tai gali tapti iššūkiu, nes praeitais metais Balyje, kai buvau, man visą savaitę reikėjo studijuoti nuotoliniu būdu. Tai mano studijos prasidėdavo gal 9 valandą vakaro, Lietuvos laiku tai čia būdavo apie pusę 5-5 valandą. Ir aš baigdavau studijas apie 2 valandą nakties tik tai. Bet, okei, tai tik vieną savaitę. Šnekėjau dar su ta pačia panele Marija, kur pasakau, kad susipažinau kavinėje, kur užkalbino mane. Jinai irgi freelancina ir jinai irgi buvo pasiaukojusi iš vis mėnesiui, kai gyveno Japonijoje, naktim dirbo, o dieną keliaudavo. Nes Portugalijoje tas valandų skirtumas gal 8 valandos nuo Japonijos, kur jinai buvo, sakė. Bet, sako, man nerūpi, man nesvarbu, aš geriau pagyvensiu mėnesį taip, bet atrasiu viską, ką galiu ir išnaudosiu visas galimybės. Tai čia grynai apie tas galimybių išnaudojimą. Tokio dalyko dar nemačiau.
Tai galvoju, dar labai trumpai papasakosiu apie šitą Zen Beach. Jeigu kas lankysitės, tai turėsit jau šiek tiek info. Iš esmės tai tikrai nėra labai didelis paplūdimys. Tikiuosi gerai mane girdit, stengiuosi šnekėti kamerą. Tai iš esmės nėra labai didelis paplūdimys ir kranto pačio nėra labai daug. Bet turi jisai vieną kavinę ir antrą po dešinę pusę. Vanduo nuostabaus grožio, šalia dar galima pasidaryti masažą ir viskas. Tai jisai čia toks mažiukas, kas nori sėdi ant kėdžių, kas nori pasistato gultukus, kas nori mėlių. Išsiskyrėm su sesė nuėjo fancy šmensi, aš likau prie budget vakarienės, bet iš mano budget vakarienės visai neblogas šįkart gausis pasirinkimas. Užsisakiau kokonut sriubytę su krevetėm ir tada dar paklausiau, ar kiek kainuotų su vištiena, tai sako, vis tiek tą pačią kainą. Tai sakau, dėkit dar vištienas. O, tenka mano kokonut sriubytę. Labai pasiilgau iš tikrųjų. Jinai tokia turtinga, su tiek daug daržovių ir man aplamai buvo labai keista, kad taip viskas dera. Ta prasme, tas kokonut jisai toks saldus, bet su krevetėm ir su visų kitu nuostabus kombo. Šiaip galiu pasakyti, kad Indonezijai man daug greičiau atsibodo maistas negu vietinis turiuomenį, negu čia. Jau trečia savaitė, kai mes Tailande, bet kažkaip dar vis nesibodo man tailandietiškas maistas. Jo tiek daug ir įvairaus. Visada susitikimas prie 7-Eleven. Laukiu savo ice latte. Užsidaviau, kad stebiu. Šiaip dar su sese galvojom, kad tikrai daug labiau apsimoka, ko gero, kai tokiam ilgesniam laikotarpiu apsistoji imti gyvenamąją vietą tiesiog su virtuvėlė, kad būtų virtuvėlė, tai tada pats gali gamintis ir daugiau galimybių, gal sakyčiau, nors iš esmės tas maistas tikrai kavinėse nėra brangus ir jeigu valkai vietinėse vietose, tai sumoki vos ne tą patį, ką iš parduotuvės nusipirksi. Nusipirkau naują maudymuką. 12 euriukų sumokėjau tik tai. Grįžtu pas sesę. Čia Marija, su kuria susipažinau iš Portugalijos. Vėliau susitiksim. Buvo antras bintas. Skaičiuojam. Bijau dabar sumeluoti, bet mes tai jau tikrai matėm bent 5
Atvarėm su sesė, pavalgyti, labas rytas. Labai seniai nevalgiau jokios mūčio ir aplamai granolos. Tai pasiėmėm sesę užragavus, tai pasiėmėm baulą su vaisiais, jogurtu ir granolą. Ir apšlakstytą medumi. Yeah, boy. 3. Jau trečias bintas. Kiek pavyksta su kamera pagauti? Mano sesė sako lyp. Bet jeigu krisim, Tai krisim kartu. tu jauti, kad su manim daug sudėtingiau dabar. Dabar jau. A ne? Laikykis. Sesė. Palauk, duok pravažiuot man. Palauk. Said that they don't got a future like that. It burns, so give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry. Bijau biškį, bet normaliai sesė vairuoja, normaliai. Labai gerai. Gerai, viskas nulipu. Nu, šaunuolė, blemba. Ačiū sau. Geras. Pirmą kartą važiavau su sesė. Priparkavom viską. Gal 5. A job to pay the rent is busy. Gotta feel free sometimes, right? What doesn't make you will only make you stronger if you believe what they say. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Red eyes while he's shy. Don't you wanna have fun? Fool around with someone. Don't you wanna have fun? Never mind my dumb heart. It's a little kickstart. 'Cause don't you wanna have fun? Don't you wanna have some fun? Just make it go away. Can't take another day. Yeah, his baby said that they don't got a future like that.
Jo, po sporto. Žiauriai pavargus, iš tikrųjų šiandien kažkaip jaučiuosi, net su sesė šnekėjau. Humuso užsisakiau pas mus šitam rezortuke. Tai visai neblogai atrodo. 200 batų. Nu, tai čia 5-3 gal. Tai skaniausius, baisiai šalkus. Eik tu kiaušėtų. Žodžiu, ką tik pas mus buvo atėjęs bičiukas. Sako, gal kažkuri iš jūsų girdėjau, kad savanoriauja. Sakau, nu aš kaip ir buvau susidomėjusi. Bet sakau, nežinau, ką siūlai. Tai siūlo man čia padirbėti šitam resorte. 4 valandas per dieną, 6 dienas per savaitę. Tai duoda nemokamai apsistoti, duoda pusę kainos motoroleriui, tada maistas nemokamai, pusę kainos alkoholinio. Tu šiaip visai fon. Sesė sako, nieko neveikia. Realiai tu bare 4 valandas, čia easy, jos ypač kai zavalas prabėga, va tai, kur viskas klausia. Tai gal ir įdomu būtų? Geras. Gal geresnį kambariuką dar gautum? Faktas. Tikrai sakyčiau, nežinau. Jeigu jau dirbsiu čia, tai tikrai sakysiu, kad man su kondicionu kambarį duoda. Sveikučiai, lekiam į moterų susitikimą dabar su moterim. Nubėgo kažko dar namo. Šiaip, kas keliauja, kas filmuoja, kas, nežinau, bando suvokti visas filmavimo subtilybės, tai buvau nusipirkus 2 SD korteles po 200 4 GB, neatsimenu. Ir vieną palikau Maroke savo draugui, nes galvojau, nu tikrai čia daug gigų užteks tos atminties, bet nefiga neužtenka, man reikia 2 kortelės ir nežinau, ką daryti, reikės jau išpirkti. Nes buvau nemažai dar medžiagos prifilmavusi Portugalijoje, gavosi ten gal 200, kokie 50 GB. Nu ir aš šios kortelį laikiau, tai dabar persimečiau kompą. Tai šiaip klausimėlis, ar būtų įdomu pamatyti kokį 1 ar 2 vlogus apie Nazare, nes kai šiais metais grįžau iš Lietuvos į Portugaliją. Savaitę laiko praleidau Nazare, ten rašiau savo bakalaurą ir tiesiog dariau daug video, kurie turėjo būti išėję į viešumą, bet jie taip niekada ir neišėjo. Tai galvoju gal susukti 2 vlogus padaryti ir jeigu įdomu, tiesiog patalpinčiau irgi į YouTube kažkur į kitą playlistą. Tai parašykit komentarą, ar norėtumėt ir ar įdomu būtų. Ir jeigu didžioji dauguma vis tik parašys, kad jo, tai tada kažkada eigoje dar susuksiu 2 video apie Nazare. Nes labai stebuklinga, labai nuostabi vieta iš tikrųjų. Tai dabar sėdom pirtas, sesė įsidrąsina vairuoti. Čiau. Šiandien gražiai leidžiasi saulė, bet mes būsim toj moterų kažkokioj asociacijai, grupiai. Apie kaip kurti verslą. Nežinau, kiek čia filmuot bus galima, bet kol kas bandom eiti. Panašu, kad looks like it's happening already. Anyways, I need a separate, so then when it's back again, just because I was organizing my internship go around. Yes, I was studying in here.
digital marketing. I was told that YouTube takes about 6 seconds to really build a long video. Oi, draugai ir nedraugai, aš dar vis mokausi dirbti su GoPro, tai tikiuosi, kad matysis čia kažkoks naktinis vaizdas. Einam į Night Market. Buvom susitikime su moterim pakalbėti apie biznį, bet pasirodo, kad mes atvažiavom 30 minučių per vėlai, tai jos jau ten buvo gerai užsikūrusios. Tai mes taip atrodo įsimaišėm ne į temą, bet pabuvom, pakalbėjom, pasisėmėm naujų idėjų, pasipasakojom savo nuogastavimus, tada gavom įkvėpimo ir išėjom. Tai atėjom patikrinti Night Market. Gražu čia kiek daug. Bandau tik spėlioti, ar matosi jums žvaigždės, bet spėju ne. Labai norėčiau parodyti jums šitas žvaigždės, kai tiek daug ir jos matos gražios. Įdomi muzika prie tokio market. Labai matau toksai mūsų pašalų, tada visokie kvepaliukai, akmenys, vienas kitas rubelis. Man įdomu čia. Quality lingerie, 100% cotton, satin cotton. Where is satin? Here. Satin, yeah. This How is much for the satin. one complete? 2,222. If they accept it, you can combine. You can take this bra with this panties. Labai įdomių dalykėlių yra, netgi piercingą daro, merginai bamba dabar daro. Paintball? Nežinau, kaip dažnai vyksta šitas turgelis, bet panašu, kad kartą į savaitę tik tai. Šiandien turim... Ką šiandien turim? Antradienį? Antradienį, tai gal tik antradieniais. Pabandysiu išsiaiškinti šitą informaciją ir vėliau pasakysiu, bet smagus reikalas apsilankyti. Aš jau sumaišu. Parodysiu paskui, ką nusipirkau. Čia kam aktualu, tai Seaboard Bungalow vyksta tokia vakarėlė ant jūros kranto. Mes aplankėm turgelį ir
Pasiplaunam. Go, 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 go. You're so slow, guys. Faster, faster. I thought you will finish all. Do it. What? Jie netokie bičiai. Dėl rankšluosčių tai realiai, tipo, kainuoja 10 batų arba 20, jeigu nori pasirinkti. Bet Indonezijai man kas, pavyzdžiui, buvo keisčiausia, tai tu varai, prisiparkuoji kažkur motopirkę, palieki motopirkę ir tu paskui susimoki už parkingą. Prie tavęs prieina, tipo, paprašyti 5000 ten tipo rupijų arba 2000 rupijų. Nesvarbu, kur pastatai. Kiekvienas paplūdimys, pavyzdžiui, yra apmokestinamas irgi. Kainuoja gal 10-20 tūkstančių rupijų. Čia centai, ta prasme, bet nėra tokių paplūdimų kaip čia, kad varai ir, tipo, varai. Tai pradžioje man tai keista buvo, bet lešia patys iš visur. Bet, jo, jie taip uždirba pas juos. Taip sukasi tą kapeiką. Atsimenu, kažkur pripūtę, žinai, suknelę, aš prisiparkavau. Bet iš vis nei ženklų nieko nėra ir tiesiog ant kėdutės sėdi, žinai, bičiukas paskui ateina, tai čia 3000 rupijų. Sakau, už ką? Jis sako, čia už stovėjimą. Aš taip apsidėliau, žinai. Pamatai? Nu, mūsų daiktai jau sudėti, susikrovėm daiktus. Mano nuostabi Paulė atvežė kavos. Tai eisim nors šiek tiek pačilint, atsipūsti po daiktų pakavimo. Atlaisvinsim savo ložį. Šiaip tikrai džiugiuosi, kad išvarom pagaliau. Man jau čia kuo toliau to labiau pradėjo lysti visokie kliurkalai. Tai skrūsdelės, tai juodai, tai karšta, tai dar kažkas. Su cukrum? Kažkokie tam paletiniai. Antisantykius aiškinas. Kalma pipoka. Atlėkėm perdukės patikrinti ir padangų pripūsti. Tikrina žmogelis. Nes mėnesį išsinamavom toj pačioj vietoj, bet dabar 2 savaitėm varom į kitą vietą gyventi. Tai tiesiog ėmėm vienoj vietoj, nes daug pigiau gaunasi. Tai sakė, prieš išvarant jau kitą vietą atvaryti ir pačekinti, ar viskas gerai su motopirke ir gal pataisyti kažką reikės ar ką. Tai lyg ir viskas tvarkoja, išskyrus padangėlės reikia pripūsti. Jo. Šiaip kainytė 200 tam batų, nuomų 130 išnuomavo. Nu va, praėjom technikinę iš naujo, papildė antifrizą, taip toliau, galim važiuoti toliau. Ok, Kopenhag.
O dabar varom į Kreklius. Pagaliau! Atvykom. Šitas Wang Sai Waterfall yra prie pat Komak paplūdimio. Ir praeitą kartą mes kažkaip, kai važiavom, galvojom, gal važiuodamos aplankysim, bet pravažiavom ir pamiršom. Tai kainuoja įėjimas 50 batų. Šiaip neatsimenu, ar aš jau buvau praeitą kartą ar ne. 2 Krioklius praeitais metais lankiau. Hello. No water? Yeah, No waterfall? No waterfall? Oh, so sad. So sad. Okay. What? We have zip line inside. Sorry? We have zip line. Zip line. No idea. Zip line. Zip line, okay. Okay. Nu tai sorry, hebrytė, nebus waterfall. Okay. Nu tai nieko tokio pagalvojam, yra kaip yra. Tai yra šiaip kitas dar Krioklys Tong Nai Pan. Tai bandysim prie jo, bet jisai taip šiek tiek kitoj vietoje ir manau, kad reikės važiuoti jau iš pietinės salos dalies. Nors, jo, patogiau gal iš pietinės salos dalies važiuoti, nes tada per salą tiesiog skersai varai taku, kuris yra ten kelias ir išlysim ant jo. Yra kaip yra. Ir šiaip dabar 2:30, mums čekinas Sarana bungalaus nuo 2, tai ko gero, kad bandysim rinktis daiktus ir po truputį judėti link pietinės dalies, leisimės į salos apačią. Labai daug dviprasmiškų nuomonių kažkaip girdėjau, vieni sako, kad jiem čia šiauriniai daly labai faina, labai smagu ir daug visokios veiklos, kiti sako, kad apačioj. Aš tai vis tik manau, palei savo patirtį, kad apačioj yra daugiau veiksmo ir daugiau kultūrinio aspekto. Turiu omeny, tenai daugiau pasimato ir ten daug visokių vietinių parduotuvėlių. Ten yra ir food courtas, yra ir naktinis maisto turgus. Ir man ten gyvenimas labiau verda kaip local žmogaus, bet ne kaip turisto. O čia daugiau viskas šitoj šiauriniai daly, daugiau kaip turistam viskas patiekiama. Resortai, beachbariai, nu ir viskas, viena kita parduotuvėlė. Pavyzdžiui, turgelio čia kokio nėra. Yra važiuojant ten, kur matėm, kur filmavom anksčiau, kur vaisius pirkom, bet ten toks mini. Tai labai looking forward jau atsidurt apačioj. What? Kažkokiu būdu turėsim tilpti su savo daiktais ant motopirkės. Tašia čia. Viena tašia sesija ant kupros. Dar vieną maišą turim rūbus, kuriuos reikės dėti. Ir mano kuprinė dar čia. Bandau tiesiog parodyti. Taip. All good.
Nu tai va, pavyzdžiui, užsipylėm pilną baką kuro, tai sumokėjom 110 batų. Tai aš kaip suprantu, čia telpa, 3 litrai, tai pas mus jau ten pats galekas buvo likęs. Tai, nu, mums tikrai neišsivažinėja labai greitai tas kuras. Mes važinėjom normaliai, bet... Sarana Bungalow. Welcome, Paula, welcome. I miss you. Pažiūrėk. O. Štai, gal kad mums čia pabūti. O.